Keleivius Alytuje vežančios bendrovės Kautra atstovai nesitikėjo, kad pasiimti nemokamo elektroninio bilieto susirinks tiek norinčių, todėl įmonės atstovai prašė atvežti daugiau kortelių, kad užtektų visiems. Elektroninį bilietą gavęs keleivis gali pas vairuotoją įnešti tiek pinigų, kiek nori turėti kortelėje. Įlipant į autobusą pakaks tik priliesti prie komposterio ir nuo kortelės bus nuskaičiuota už važiavimą. Tokiu atveju nebus trukdomas vairuotojo darbas. Iki rugpjūčio 30 dienos kortelės dalijamos nemokamai. Ją galima gauti ir pas vairuotoją, ir autobusų stoties kasose. Turintys tokį bilietą gyventojai už važiavimą mokės 60 centų, o per pusvalandį persėdę į kitą autobusą už važiavimą visai nemokės. Kad elektroninis bilietas populiarus jau galima matyti pirmą dieną, kai jis pradėtas dalinti. Todėl gali būti, kad vairuotojai pradžioje turės daugiau darbo, kol visi norintys pasiims korteles ir įneš pinigus. Labai sutaupo daug laiko, nereikia raustis kišenėse, ieškoti pinigų. Ne visą laiką vairuotojai turi grąžos, jeigu būna didesnis pinigas, o čia įėjai, paspaudė ir iš karto jau važiuoja. Nereikia centų nuolat ieškoti, trukdyti, pirkti bilietą, atsižymė ir viskas, tai labai praktiška. Kiekvieną dieną darbo dienomis, dar kartais savaitgaliais į miestą su draugais susitikti. Dalinam prieš tai nereikia palyginti, galima savaitę viešuotis kortą ar šį Labai didelis šiaip, tai puikus patobulėjimas, nes ir patogiau ir greičiau šį važinėja, laiko atvažiuoja, nereikia laukti kaip seniau. Kitas privalumas tai yra pilna apskaita miestų viešojo transporto, pilna apskaita elektroninė, tai yra jokių ten nukniaukimų ar dar ko nors nieko nebus. Visi miestiečiai turės ir miestas matys pilną apskaitą ir žinos kiek, kur, kokiais srautais, kokiais maršrutais ir kiek gauna pajamų. Elektroninį bilietą naujai išrinktam merui įteikė Kautros generalinis direktorius Linas Skardžiukas. Meras ją iškart išbandė, tačiau pripažino, kad tenka daugiau važiuoti automobiliu. Aš tikiuosi, kad ateityje kuo daugiau miestiečių iš savo privačių automobilių persės į miesto viešąjį transportą, jis bus pigesnis, efektyvesnis ir geresnis. Ar aš tai padarysiu, nežinau, bet pasistengsiu bent šito elektroninio bilieto pasinaudoti bent kelis kartus. Pagal sutartį su Alytaus miesto savivaldybe, Kautra kas mėnesį turi gauti 150 000 eurų. Trūkstamą dalį padengia savivaldybė. Štai sausio mėnesį iš biudžeto Kautrai teko atseikėti apie 34 000, vasario 28, kovo 24 000 eurų. Vasarą gali tekti sumokėti dar daugiau, mat tuomet viešuoju transportu mažiau naudosis švietimo įstaigų atstovai ir studentai. Miesto meras skaičiuoja, kad kasmet ši paslauga gali atsieiti apie 500 000 eurų. Kritika yra dėl biudžeto, nes man svarbiausia yra miesto biudžetas. Mes šiuo metu skaičiuojame, kad miesto biudžeto metų gale gali reikėti iki 500 000 eurų pridėti savivaldybės lėšų. Tai yra labai daug, kuriuos mes galėtume skirti lėšas darželiams, mokykloms, kultūrai, sportui ir visoms kitoms įstaigoms. Tai šitoje vietoje mes turime labai optimaliai skaičiuoti, kiek mes galime suteikti paslaugų. Ir kol kas mes neturim dar tos tikrosios ataskaitos, kurią mes pamatysime artimiausių metų analizuodami duomenys, kiek pravažiavo, kiek atvažiavo, kaip pasikeis žmonių važiavimas atsirado šitam elektroniniui bilietui. Tai esminiai dalykai yra šitie, kad mes turime galvoti ir apie kokybę, bet mes turime pagalvoti ir apie labai svarbų dalyką, apie mūsų miesto biudžetą. Dėl papildomo, kaip minėjote, 500 000, tai tikrai nebus to papildomai 500 000, nes šiandieniniai skaičiai rodo, kad į mėnesį mes kainuojame su lengvatiniais keleiviais apie 50 000 eurų. Tai jeigu praeitais metais iš viso vežėjams buvo išmokėta 460 000 eurų, tai galime maždaug padauginti iš 12 ir turėti kažkokius tai skaičius. Ir manau, kad biudžetas, turėdamas geresnę paslaugą, iš principo ir prieinamesnė, nes elektroninis bilietas būtent didina prieinamumą viešojo transporto. Naujoji informacinė sistema, kuri laukia stotelėse, taip pat keleiviui yra užtikrintamumas, kad tikrai atvažiuoja tas autobusas.
Kol kas neaišku, kiek įtakos turės elektroninio bilieto įvedimas. Kuo daugiau keleivių naudosis autobusiukais, tuo mažiau teks pridėti iš biudžeto. Skaičiuojama, pervežus 250 000 keleivių per mėnesį, iš biudžeto mokėti visai netektų. Štai pavyzdžiui, kovo mėnesį viešuoju Alytaus transportu naudojosi 212 000 keleivių. Jeigu miestiečiai persėstų iš automobilių į viešąjį transportą ir keleivių skaičius perkoptų 250 000, tokiu atveju savivaldybė netgi uždirbtų. Kautra su Alytaus miesto savivaldybė sudarė 7 metų sutartį su galimybė pratęsti dar 3 metams.